Sveiki visi besiklausantys susitikimo ciklo Gyvename ir sugyvename. Mano vardas Artūras Virbutas ir šiandieną turim tokį įdomią temą apie skirtingumus ir panašumus, nes labai dažnai girdim, kad skirtingumai traukia, skirtumai traukia, o šalimais yra kita nuomonė, kuri sako, kad turi susirasti savo antrą obuolio pusę ir tuomet viskas bus puiku. Todėl šiandieną mes ir pasikalbėsim apie tai, kaip lengviau gyventi poroje, su tokiu pačiu, su tokia pačia kaip tu, ar su visiškai skirtingu asmeniu. Ir šiandieną mes kalbame su psichologu, psichoterapeutu Algirdu Petroniu. Sveiki. Tai ir turim tą pradinį klausimą, kaip yra lengviau ir kaip yra geriau. Jo, geras klausimas, nes, kaip psichologai dažnai sako, nėra vienareikšmiško atsakymo. Mes prieš įrašą juokėmės apie tai ir turbūt pradėčiau nuo to, kad jeigu pažiūrėtume į porų panašumą tarpusavį, tai tyrimai rodo, kad žmonės, kurie yra porose, yra panašesni negu būtų atsitiktiniai žmonės. Tai yra vis tiek panašumo yra visada daugiau tarp porų, negu šiaip lyginant statistiškai su atsitiktiniais žmonėmis. Tai matyt, tas bazinis panašumas yra labai svarbus ir dažnai išskiriamos 3 sritis, kuriuose tas bendrumas arba panašumas yra svarbus. Tai vienas yra temperamentas. Jeigu vienas žmogus yra labai intravertiškas, kitas yra labai ekstravertiškas, tai jam bus labai sunku derinti šitos tarpusavio skirtumus, nes vienas norės vis daug bendrauti, būti minioje draugų, o kitas norės leisti laiką vienas. Ir tai bus tokios pasikartojančios situacijos, kurios bus nelengva spręsti. Ir šiuo atveju aš kalbu ne apie kažkokį šiaip polinkį, intraversiją ir ekstraversiją, bet apie tokius kraštutinius skirtumus. Antras rytis būtų pažiūrų ir vertybių tema. Tai yra politinės pažiūros, religiniai įsitikinimai, požiūris, kaip reikia tvarkyti pinigus, požiūris į vaikus ir kitus tokius bazinius gyvenimo temas arba sritis, kurios lemia tokį bendro gyvenimo pagrindą ir jeigu poroje yra labai dideli skirtumai tais klausimais, tai irgi labai gali būti sunku juos derinti. Trečiasis yra tokie pomėgiai tam tikrų veiklų, ką tie žmonės mėgsta veikti. Nes jeigu jie mėgsta labai skirtingus dalykus, pavyzdžiui, vienas mėgsta muziejus, parodas, koncertus, o kitas mėgsta tik sportuoti, keliauti, lipti viršukalnes ir kitokią tokią sportinę veiklą, jiem gali būti labai sunku susiderinti tą bendrus hobius, bendrus pomėgius, veiklą kartu ir tai irgi bus daug tų įtampų šalia. Tai jeigu pora turi daug panašumų šitose 3 srityse, tai yra toks resursas jiems jų tarpusavio santykiam, tai yra toks geras pagrindas jų bendravimui. Šiuo atveju tikrai kalbam ne tai, kad jie turi būti vienodi, bet kad iš tikrųjų jie turėtų pakankamai tų bendrumų. Taip iš šono klausant susidaro toks įspūdis, kad reklamuojate, ką tik tais kuo daugiau bendrumų turėti, nes suprantu, kad tai yra bazinės rytys, baziniai dalykai, bet kažkaip iš principo labai jau panašiai gaunasi, ar nebus pernelyg nuobodu, jeigu žmonės iš tikrųjų taip, jeigu pažiūrėtum į perspektyvą, 100 metų kartu. Kokius sunkumus sukelia tarpusavio skirtumai, tai visada yra labai akivaizdu. Tai yra skirtingos nuomonės, kurios konfliktus kelia ir taip toliau. Tai yra labai toks akivaizdi problema, kuri gali kilti iš tų skirtumų. Ir Artūrai klausimas, o tai kokie sunkumai gali kilti iš per didelio panašumo, ar ne? Tai ką, žmonės panašus, atrodo viskas gerai, tačiau iš tikrųjų gali darytis nuobodu. Ir gali trūkti to gyvenimo judesio, to, pavadinkim, nuotykio, to netikėtumo, kuris nebūtinai visada malonus. Iš kitos pusės, aš suprantu, vis tiek nemažai žmonių renkasi vienas kitą ir dažniausiai pasirenka todėl, kad jisai arba jinai yra tokia nuostabi, fantastiška, yra mano priešingybė ir mane puikiai papildo. Kalbant apie tą papildomumą vienas kito, tai be abejo skirtingi žmonės jie papildo vienas kitą, tačiau tuo atveju, jeigu tie skirtumai nėra per daug dideli. Nes jeigu yra kraštutinai dideli, tai tada jau gali būti sunku derinti juos. Besiklausant apie tuos panašumus ir bendrumų svarbą, iš ties kartais taip susidarom įspūdis, ar ne, toks
tie du kraštutinumai iš tikrųjų, kur visiškai turi būti visiškai skirtingi, tada bus tas džiaugsmas, įdomumas, bus žavesys, bus ne kasdienybė ir ne rutina. Iš kitos pusės, taip beklausant, galima susidaryti įspūdį, kad labai svarbu iš tikrųjų užpildyti ten kokią vieną kitą anketą su dideliu klausimynu ir pasižiūrėti, kiek sutampa ir tada atsirinkti. Bet vėlgi įdomu apie tai, kad meilė dažniausiai kaip impulsas, kaip pirminė paskata, netgi mus kviečia pasirinkti žmogų, nebūtinai pataikant į tą didelį sąrašą ir dažniausiai netgi atvirkščiai mes susižavim kažkokiom savybėm, kurios trūksta mumyse, kurių mes pasigendam savo gyvenime ir dažniausiai tai būna pirmas mūsų pakvietimas ir stimulas atkreipti dėmesį, veltis į aferą ir veltis į santykius. Tai taip, ir dažnai tas susižavėjimas ar įsimylėjimas tai yra kvietimas kurti santykius, bet tai dar nereiškia, kad tie santykiai vystysis, nes kaip dažnai žmonės ir pasakoja, kaip jiem nutinka, kaip jie taip pat staigiai susižavi arba staigiai prapuola tas susižavėjimas. Ir tada lieka realus žmogus, su kuriuo jau santykiai mezgasi nebe tos žavesio pagrindu, bet gilesnės pažinties. Ir ne visi santykiai nueina šitą kelią. Be to, daug žmonių įsivaizduoja, kad santykiai gali prasidėti tik tai staigių įsimylėjimų, kai ten kaip plyta ant galvos užkrito ar per kojas kirto, kai pamačiau ją ar jį. Bet taip nėra. Yra tyrimai, kurie rodo, kad tik dalis ilgalaikių porų santykių susikuria po staigaus įsimylėjimo ir tai yra apie 70%. Vienas iš tyrimų rodo ir kita dalis santykių, apie 30% prasideda tokia draugystė, kai du žmonės yra tiesiog draugiškose santykiuose, giliai pažįsta vienas kitą ir tik tai jiem bebendraujant kyla jau labiau romantiški ir kitokie jausmai vienas kito atžvilgiu. Tai vėlgi tie santykiai gali prasidėti labai įvairiai. O tai tolimesnėme gyvenime ir vienų porų, kurios atrado vienas kitą būtent romantikoje ir aistroje ir įsimylėjime, ir tarp tų, kurios mes galėtume pavadinti kaip verslo projekto dalyviais, kai jie tiesiog susitinka ir per ilgesnę pažintį, kaip jų dinamika santykių, ar jinai panaši, ar iš tikrųjų skirtinga? Aš noriu iš karto apie tą verslo projekto, ne apie verslo projektą čia kalba eitų ir ne apie kaip ten tos yra tėvų suplanuotos santokos, kaip būdavo ir dar kai kur pasaulyje yra, kai šeima suplanuoja santoką. Ne, šiuo atveju eina kalba, kad du žmonės yra geri bičiuliai, jie turi bendrų interesų, jie leidžia laiką kartu, tačiau pradžioje nėra nei kažkokių romantiškų jausmų ar erotinių jausmų vienas kito atžvilgiu, bet jiem bebendraujant tie jausmai pradeda atsirasti. Ir tai nėra verslo projektas, tai aš noriu į šitą dalį patikslinti. O skirtumai yra ir tyrimai rodo, kad tie, kurie pradėjo santykius labiau įsimylėjimo ir susižavėjimo pagrindu, dažnai tai yra poros, kurios dažniau turi daugiau skirtumų tarpusavį. Ir vėliau jų santykiuose yra daugiau aistros ir daugiau konfliktų taip pat. Tie, kurių santykiai prasidėjo labiau draugystės pagrindu, jie yra panašesni dažniau panašesni. Ir jų santykiuose yra daugiau draugystės, saugumo jausmo, mažiau konfliktų, bet jie yra mažiau ugningi, pavadinkime. Ar tada galim iš tikrųjų truputį atskirti, tuos skirtingumus ir panašumus, truputį padėlioti, kaip tos rytys, kurias prieš tai paminėjot, kad iš tikrųjų dalis tų skirtumų yra paviršutiniai ir matomi, kiti dalis nėra matomi, kaip paviršutiniai, kaip būtų ten kokie nors asmens elgesio būdai ar tenais raiška, jausmų raiška ar kažką, ir tada yra gilesni, kurie susiję su įsitikinimais, prioritetais, gyvenimiškomis vertybėmis. Ir ar galėtume tada pasakyti, kad vis tik, tarkim, ten nemaža dalis, tarkim, ten kokių įpročių, elgesio, ar ten bendravimo skirtumų iš tikrųjų, jie, kaip ir mūsų elgesys, jie gali būti keičiami, jie gali būti iš tikrųjų, koreguojami, mes apie tai galim kalbėtis ir atpažinti tuos skirtumus. Čia, pavyzdžiui, kaip su tais tvarkos, pavyzdžiui, nes tikrai labai nemažai
merginų nuolat skundžiasi apie tai, kad kokie nors kavos podeliai ne vietoje ar daiktai ne vietoje. Bet mes čia kalbam apie tos skirtumus, kurie truputėlį labiau paviršutiniai, matomi ir nėra giluminiai. Ir galbūt vis tik reikėtų atkreipti dėmesį labiau į tuos giluminius, kaip mes kalbam apie gyvenimo prioritetus, apie vertybinius pasirinkimus, apie nuostatas ir apie kitus dalykus. Taip, jeigu mes kalbam apie buitinius įpročius, jeigu mes kalbam apie tokius komunikavimo įpročius, jeigu mes kalbam apie to patį laisvalaikio leidimo, ten pomėgius ir panašiai, tai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad jie lengvai keičiami, bet jie nėra dažnai taip lengvai keičiami ir taip mes gana stabiliai, kaip žmonės mes gana stabiliai jų laikomės ir reikia iš tikrųjų nemažai pastangų, kad ir mažą dalyką keisti ir jeigu poroje iškyla toksai skirtumas ar buitinis, ar dėl laisvalaikio, ar dėl bendravimo, tai turbūt tos pastangos pasirūpinti kitų žmogum, kad kitam žmogui būtų komfortiškiau ir dėl to keisti šitos, ką pavadinai, paviršutiniškais skirtumais. Vis tiek reikia daug pastangų ir ne viskas tikrai pavyksta ir čia yra klausimas, kaip priimti kai kuriuos kito žmogaus įpročius, kurie galbūt ten netitinka mano lūkesčių. Kokie tai bebūtų, buitiniai ar bendravimo ar dar kažkokie. Tai jau čia yra klausimas. Bet paprastai šitos dalykus mes galim priimti kaip tam tikros žmonių įvairovės arba žmonių skirtingumų. Mes esame matę gyvenime visokių žmonių su visokiais įpročiais ir šitoje vietoje tas toks galėjimas priimti ar kažkaip tai ištverti tuos skirtumus. Susitaikyti, išbūti, taip yra lengviau. Bet kai kalbam apie tos giluminius dalykus, tai yra, kurie be to netaip yra matomi. Kai su žmogum susipažįstat, tai jo temperamentą ten galbūt iš karto pamatysit ir galit matyti, kaip jums bendraujasi, tačiau nei to žmogaus pažiūrų, nei kaip jisai įsivaizduoja bendro gyvenimo ateitį, ar apie vaikus, ar apie santuoką, jo to žmogaus tikėjimo, politinių pažiūrų jūs nežinote ir vienintelis dalykas, kaip tą gali sužinoti, tai su juo kalbantis ir vienas kitam apie tai papasakojant. Ir todėl tas bendravimas jisai turi ir tą susipažinimo prasme. Ir antras dalykas, kas būtų turbūt jau kitas žingsnis, kai pora gyvena kartu, vis tiek ateina laikas, kada tie skirtumai ir paviršutiniškesni, ir gilesni pradeda labai matytis ir tada iškyla klausimas, o kaip juos derinti. Ir kiekvienai porai tenka mokytis šito šokio, kaip šokti tą šokį, kuris vadinasi, mes derinam tarpusavio skirtumus ir randam sprendimus, kurie būtų pakankamai geri abiems. Ir tai yra atskiras etapas, kuris vėliau galbūt ne taip intensyviai, bet tęsiasi visą gyvenimą, tačiau ten po pirmo pusmečio ar pirmų metų gyvenimo dažnai jisai būna toks ryškiausias. Ir klausė apie tos panašumus ir skirtumus, tai turbūt svarbu, kaip čia, nesikoncentruoti tik tai kurį nors vieną, negalvoti apie tai, kad mes turim būti panašus ir kartais poros bijo pripažinti tuos tarpusavio skirtumus, tai nebijoti to. Ir iš kitos pusės, ypač jeigu yra įtampa ar konfliktai tarpusavį, nesikoncentruoti vien tik tai į tuos skirtumus, bet žiūrėti, o kas mus jungia, kas tarp mūsų yra bendra, kad iš tikrųjų matyti visą tą spektrą tarpusavio santykių, tų elementų ir bendrumų ir skirtumų. Tai dėkui labai, Algirdai. Atsižvelgdami į genetikos mokslą, kuris sako, kad mes renkamės vienas kitą, kad būtų kuo geresnis genų rinkinukas, kad jis būtų kuo unikalesnis, kuo nepanašesnis. Iš kitos pusės mes turim tą kvietimą, kad per tą laiką kartu mes iš tikrųjų pažintume vienas kitą, kad atrastume pačius nuostabiausius dalykus mūsų poroje, atrastume vienas kitame pačius žaviausius dalykus, aptartume tos visus paviršutinius, matytume visus bazinius mūsų panašumus susijusius su vertybėmis, su pažiūrėmis, su nuostatomis, sprendimais ir iš tikrųjų kviečiami tam šokiui, kaip sakė, ir santykiui ilgam laikui, kad tas gyventi ir sugyventi, kad jisai truktų ne vieną dieną, ne dvi, bet iš tikrųjų daugybę laiko. Tai ačiū labai, Algirdai. Ačiū, Artūrai. Visą kursą Gyvename ir sugyvename. Taip pat daugiau naudingos informacijos rasite internetinėje svetainėje sugyvename.lt.